Pastaruoju metu apie kaupiklius visi pradėjo kalbėti vien dėl to, kad buvo labai dosnios paramos juos įsigyti. Kai kuriais atvejais netgi beveik padengia parama kaupiklių įsirengimą. Tai ir kyla klausimas, ar kaupikliai gali apsimokėti be šitų paramų? Tai atsakymas taip. Priklausomai nuo požiūrio ir tikslų, ką norima padaryti su kaupikliais. Jau kai kurie atvejai buvo įvardinti, tai kaip Power Boost, tai galios padidinimo funkcija, negaunam sąlygų atidavinėti į tinklą. Kita situacija, kai verslas turi taikyti grynųjų mainų sistemą su saulės elektrinė, tai yra atidavinėti į tinklą su tam tikra biržos kaina ir pirkti biržos kainą. Tai kai kurie fiziniai vartotojai netgi renkasi tokį būdą turėti saulės elektrinę, kai kada tai labai apsimoka, kai elektros kaina tinkle būna labai didelė. Tai kaupikliai ateina į pagalbą. Taigi kaupikliai tikrai apsimoka kai kuriais atvejais netgi be valstybės paramų. Visi prisimenam, kaip 2024 metais rugpjūčio mėnesį kilo audra ir nemažai Lietuvos gyventojų buvo atjungti tiesiog nuo tinklų ir nebeturėjo elektros energijos. Kaipgi tada vertinam elektros energijos tiekimą, kol laukiam, kol ESO sutvarkys. Ir tokioje situacijoje kaupiklis puikiai būtų atėjęs į pagalbą, nes kaupiklis ir yra tas prietaisas, kuris padės net nepajausti elektros dingimo jūsų namuose. Saulės elektriniai noriu priminti, kad dienos metu, jeigu dingo tinklas, jinai neveiks be kaupiklio pagalbos. Energijos kaupiklis yra viena iš patikimiausių alternatyvų, norint turėti elektros energiją, kai nebeturim jos iš tinklų. Dėl ko galim neturėti elektros energijos, tai gali būti lietus, uraganas, tai gali būti atjungimas, tai gali būti kažkoksai planinis tvarkymas, tai gali būti nuvirtos tulpas, tai gali būti medis nusiverti ir taip toliau.